trumpai pristatysiu, kas tai per paslauga. Tai yra paslauga, kad visi įeinantys skambučiai į tam tikrą numerį, kas tai bebūtų klinikos ar kažkokia kita įmonė, visi tie skambučiai yra paverčiami tokia tekstinė informacija, kurią galima parodyti puslapyje ir galima susijęti su tam tikrais duomenim. Pavyzdžiui, ištraukti pagal telefono numerį, kas skambina. Jonas Jonaitis, Petras Petraitis ar Sonata, kaip šiuo atveju. Čia jūs matote tiesiog testinės klinikos, testinio administratoriaus, testinio vartotojo langą, taip sakykim. Ir dabar aš imu telefoną savo ir paskambinu į kliniką. Klinikos numeris tiesiog yra mobilus telefono numeris, SIM kortelė įstatyta kažkur telefone. Tai yra klinikos numeris. Pradedu skambinti ir realiu laiku per kokias 3 sekundės ar panašiai atsiranda visa informacija apie skambinantį žmogų. Čia matomas mano numeris, nes aš iš jo skambinau, čia susijęta su tuo klientu ir taip pat grupę aš išvedu. Bet čia galima ne tik tai grupę išvesti, čia ką reikia, galima išvesti papildomai, pasidaryti kažkoks komentaras, nežinau, ką čia dar galima, vizitus kažkokius pasakyti. Tai, kas jums aktualu, tą galima ir pasidaryti. Tai yra realiai API'us, kurį galite susintegruoti pas save, kaip tik norit, kokią norit formą ir panašiai. Kas atsitiks, jeigu pradės skambinti numeris, kuris nėra įvestas niekaip į jūsų sistemą, tai netrukus aš paskambinsiu iš tokio numerio, sekundėlę paimu telefoną ir pradedu skambinti. Tai pradėjau skambinti, 1, 2, aš aišku atmetu tą skambutį, bet mes matom, kad atėjo tiesiog tas numeris, kuris skambina, iš kurio skambina ir mes galim jį užgesinti. Taip pat svarbi informacija, kad paspaudus čia, jisai atskiram lange iššoka visa ta informacija apie tą klientą. Tai reiškia, kad tiesiog patenka į kliento langą, kad nereikėtų galvoti, o koks čia klientas, kaip čia surasti. Tiesiog paskambina, administratorė pamato, paspaudžia, patenka. Čia galima susintegruoti jau taip, kaip reikia. Mano atveju čia tie pranešimai laikosi minutę, jie aktualūs yra minutė, nes reiškia po minutės. Skaitau, kad jau jeigu prabėgo minutė, jie jau kalbasi arba jau nebevyksta tas pokalbis. Tai prasme, jau kažkaip nebeaktualu yra. Aktualu yra per 1 sekundės gauti, kas čia skambina, sulaukti, ir suprasti, kas tai per klientas, koks jo tipas ir taip toliau. Tai tiek informacijos. Turite kokių klausimų? Klauskite.